Labas rytas, mes tiesioginio to žodžio prasme važiuojame į patarimų rubriką ir šiandieną aš esu eksperto Edgaro automobilyje, kuris mums papasakos apie išmanius sprendimus namuose. Pačio Edgaro namas yra valdomas mobiliuoju telefonu, o išmanūs sprendimai prasideda iš karto nuo įvažiavimo į namus, į kuriuos mes netrukus ir įvažiuosime. Tikrai taip, likus 100 metrų iki namų, mūsų namas mato, kad mes artėjam ir atidaro mūsų vartus. Šiuolaikinės technologijos pasitinka ne tik ties Edgaro kiemo vartais, bet ir vos įėjus į namus. Pavyzdžiui, šioje išmanioje panelėje vieno paspaudimo pakanka tam, kad išeidami išjungtumėte arba įjungtumėte apšvietimą visame name. Beje, gyventojų patogumui viskas lietuvių kalba. Pradėkim nuo termostato, pažiūrėk, kaip jisai gerai visų pirma atrodo, labai intuityvus valdymas. Visą tą dalyką galima valdyti taip pat ir telefone. Mes čia nustatom temperatūrą ir jinai iš karto duoda signalą į katilą ir visas namas šyla pagal mūsų nustatytą temperatūrą. Aš labai norėjau iš tikrųjų sensorikos, tai va čia ir matom sensoriniai jungikliai. Jie suveikia nuo prisilietimo, tikrai nereikia liesti jų su pirštais, taikliai labai, jos galima jungti tiesiog ir paspaudus su delnu ir panašiai. Stiklas, ar ne? Taip, čia yra grūdintas stiklas, dizainas man asmeniškai labai patinka, gerai valosi, gerai atrodo. Edgarai, negaliu nepastebėti tik įėjęs, kas čia per įrenginiai stovi? Tai čia yra katės šėrykla ir fontanėlis atsigerti. Tai jinai irgi yra išmani, nuotoliniu būdu galima įberti maistuko. Ir pavyzdžiui, tas yra labai patogu, kai esi išvykęs užsienyje, tai vat gali pašerti savo gyvūną. Ir mes iš karto rodom, kad tai veikia, augintiniai nebijo, nes jis iš karto atėjo ir žiūrovai, tai nebuvo surepetuota. Galimybė šiuolaikinių technologijų dėka pamaitinti augintinį nuotoliniu būdu, taip pat per atstumą, valdyti namo vidaus bei lauko apšvietimą, netgi jo intensyvumą labiausiai pasak verslininko praverčia ne tik kelionių, tačiau ir šaltu bei tamsiu žiemos metu. Jungiklius pamatėme, išmanės sistemas, kurias naudoji taip pat. Dabar aš turiu prašymą, noriu pasikrauti telefoną ir turiu laidų, turiu dėžutę ir sakyk, kur yra kištukiniai lizdai. Tai iškart sakau, tau šito blokelio nereikia, nes dabartiniai kištukiniai lizdai yra su Type-C jungtim. Taip. Arba USB, tai tiesiog duok laidelį, mes tikrai čia surasim USB-C jungtį. Pasižiūrėkim, ar veikia. Nuveikia, krauna, puikiai. Tik atvykus pas tave į svečius, tu man pusiau juokaudamas sakei, kad namuose šviesų rankomis nejunginėjai. Iš ko aš juos įjungi? Čia bairis ar rimtai? Ne bairis, iš tikrųjų galima jungti, nes manęs daug kas klausia, kaip čia pas tave reaguoja tie jungikliai, kad reikia labai tiksliai pataikyti, bet iš tikrųjų tai reikia pasikelt kojytę, įsijungti. Galima, palauk, aš svečiuosi, gal nepradėsiu čia kojų filmuoti. Iš sienos neišdauši, jo. Geras. Aš esu kadaise matęs, kad tu turi paspausti labai tiksliai ir turi būti, šiltas pirštas, kūno temperatūra. Čia mes per džinsus, ne? Ir dar iš kitos gali išjungti. Aš po tokių savo čia manevrų gal jau daugiau nebūsiu laukiamas tavo namuose, tai raminuosi. Ne, viskas tvarkoja, iš tikrųjų, jo, nereikia čia tų labai šiltų pirštų, ta prasme, gali prisiliesti su bet kuria kūno vieta ir jisai puikiai reaguoja. Tu visada akcentuoji, kad mes namus galime valdyti telefonu. Tai kiek programėlių mums reikės savo telefone? Mūsų sistemoje tai iš tikrųjų viena programėlė ir viską valdom. Ir kačių šėryklą, ir termostatus, jungiklius, vartus, viskas yra valdoma per vieną programėlę. Būtina paminėti ir tai, kad jungiklius itin lengva priderinti prie interjero. Jie gaminami ne tik iš stiklo, tačiau ir iš akmens masės ir įvairių spalvų. Beje, drėgnos rankos po maudynių taip pat nekliūtis norint įjungti ar išjungti šviesą sensoriniu jungikliu. Edgarai, galime palinkėti laidos žiūrovams, kad jie pasiektų tavo pavyzdžio ir turėtų išmanius namus, kurie palengvins gyvenimo kokybę. Ačiū tau už patarimus. Dėkui tau. Brangų žiūrovai, kaip bebūtų gaila, tai buvo paskutinė sezono laida. Atsisveikindamas ir linkėdamas jums gražios vasaros, pažadu, kad sugrįšime su naujais vėjais. Taigi, gražios vasaros ir ačiū, kad žiūrėjote. Iki.